vakar buvo metų bairis, prisijungiau iki ašarų. Įsivaizduokit situaciją. Gariūnai tikrino automobilį ir girdžiu, tik pasikūrė automobilį ir iškart vos ne gazas iki dugno, kalena visas motoras. Pakeliu galvą, pasižiūriu, kas čia tokia per tie gazuoja. Pardavėjas iš tos budelės išbėgo rusiškai, šaukė ant jų ten. Taip ir taip susikoliojo, išgydė iš aikštelės. Žodžiu, tokia kosmiškai juokinga situacija, dar tas pardavėjas toks juokingas. Žodžiu, mano tokia nuomonė apie šią situaciją. Šalta variklį, gazą iki dugno užkalus negalima tiek gazuoti. Galit užlenkti variklį, ypač tada, kai jis eina į pabaigą senam automobiliui. Truputį pagazuoti šaltą reikia, pasiklausyti, ar nėra pašalinių garsų, kurie gali įtakoti variklio defektą. Bet gazą iki dugno tikrai negalima. Kai pašyla variklis pilnai iki darbinės temperatūros tepalas, bet ne antifrizas, galima ir reikia pagazuoti iki dugno ir pasiklausyti, tada ar nėra pašalinių garsų. Tai tiek žinių, negazuokit labai daug šaltų variklių, nes negalima tai daryti. Geros jums darbo dienos, iki.